Labas rytas, dabar yra po 6:40, tai tik atsikėliau. Ir ką, einam pasidaryti valgyti visai dienai. Ir šoksim prie čartų, nes London sesija už 20 minučių. Ir reikia žiūrėti, ką turim šiuo metu balansai yra 117. Šiuo. Okay, tai mes dėjome 2 traidus, GBP, USD, CAD-JPY. Mano strategija tokia, niekada nenaudoju take profit, nes visada gali užsidaryti žemiau tavo take profit ribos ir gali uždirbti žymiai daugiau, tiesiog pakeičiam stop lossą ir visada užsėdam stop lossą, kadangi gali būti likvidacija ir kad nepraras daug šaibų, tiesiog būtinai turim nustatyti savo stop loss. Tai kol kas judam taip, po biškį. Tai va, susidarėm savo, kaip ir sakiau, šitą mačiau traidą, kad reikia įeiti anksčiau. Šiaip niekada nedarau, turi būtinai užsidaryti candlestickas, kad įeiti, kad padaryti savo entry. Bet šiuo metu matau, kad viskas vyksta pagal trendą, mes neinam prieš trendą, tai turėtų būti viskas gerai. Ir CAD-JPY mes šovėm taip. Jeigu viskas įsipildys kaip turėtų įsipildyti, tai arba nuo čia atsimuš, kur išrodau, nuo čia atsimuš ir tada spaiką šoks į viršų, bet mes viską stebėsim. Čia gali būti arba važiuos toliau pagal trendą. Šiuo metu trendas yra sell ir ilgą laiko tarpą buvo sell. Tai irgi. Tai ką, dar laukiam 2. Čia šitas, kuris mūsų važiuojam. Laukiam šito, taipogi, kad susidarytų aukščiau resistant ir supporto linijos. Tai mes norime irgi taip, 24p ir pasidarom take profit 2. Tai vat lauksim dabar, kur susidarys šitas candle. Jeigu susidarys aukščiau šito candles arba bus engulfing candle ir pararys šito candle, tai reiškia labai stiprus bajus ir mes eisim į tradą, kai kaina atsimuš į resistance, kai sugrįž kaina prie supporto ir tada mes eisime vėl į viršų. Tai va, ir tada bus mūsų entry, kai kaina dropins. Jeigu kaina nedropins, mes tiesiog prarasim šitą tradą ir tiek. Nieko įspūdingo. USD-JPY. Čia buvau pasidaręs, kad nukris iki čia. Tada pakils iki resistance ir čia būtų mūsų entry pointas. Ir tada mes važiuosim toliau į apačią pagal trendą. Tai susistatom alertus, na ir važiuojam ir žiūrim, ką čia šiandien turim. Okay, tai ką, apžvelkime dieną. Tai šiandien mes padarėm 1, 2, 3, 4 traidus. Ir vieną tai netyčia padariau, ne tą valiutą ir ją atšaukiau. Kitą padarėme tyčia GBP USD iš pačio ryto. Uždėjome ir hitinom stop loss. Ir po to 1, 2, 3, 4, visos kitos 4 nuėjo į pliusą, tai kaip matome čia va kamerą. Ir šiandienos profitas yra 241 doleris, step by step. Tai dar nesibaigė diena, nes dar vis uždėtas dar vienas treidas. Ir uždarysimės į galbūt rytoj, pasižiūrėsim. Tai ką, niekas nesikeičia, viską darom, viską tęsiam. Aš kodėl dabar filmuoju čia nuo 1000 iki 5000. Visų pirma, tai šiaip labai mažai komentarų susilaukė YouTube video, kokį challenge reikėtų daryti. Tai gal žmonėm nelabai įdomu tas tradingas, bet man asmeniškai pačiam įdomu ir dabar einu pražiūrėti, kaip žmonės prabalsavo Instagrame. Tai tam Telegrame tai žmonės dauguma prabalsavo, kad reikėtų nuo
1000 iki 5000 challenge daryti. Tai mes tokį ir darome. Tai šiandien mes išdėjome 1, 2, 3, 4, 5, 6 treidus, tai iš viso 5 realiai, nes vienas netyčia buvo. Ir padarėme 241 eurą profito. Tai judame į priekį, šiuo metu balansas yra $1350. Ir ką, rytoj yra penktadienis, aš į penktadieniais labai nemėgstu treidinti, plius šiandien buvo daug naujienų, rytoj laukia naujienų, tai pažiūrėsiu kelintą valandą ir galbūt rytoj net netreidinsim, nebent rasim labai gerą setupą iš pačio ryto. Tai vėlgi 6:30 mano laiku pas jūs būna 8:30. Aš keliuosi, šoku iškart prie kompo, pasidarau analizės, jeigu randam gerus entry, šokam iš karto, jeigu ne, laukiam vėliau. Ir važiuojam ir bandom pasiekti tas 5 štukas. Šiandien biškį ant emocijų dar paėmė. Tai tas rytinis, aš šiaip tai, pavyzdžiui, jeigu mano treidai yra taip, jeigu aš 2 treidus pralošiu, aš tą dieną viskas, nebetreidinu. Bet šiandien su kitu accountu biškį buvo toks gamble, 100 000, nes pataikiau naujienos ir nuėjau į stop lossą, pats kaltas nepasižiūrėjau ir tada galvoju, blema, reikia atmušti ir čia jau gaunasi gamble, visiškas gamble, be jokios strategijos dedi, nes taip. Ir žodžiu, taip reikia nedaryti. O to sustabdžiau, tiesiog išjungiau sustreidus, užklausinau, nes minusas buvo. Ir tai va taip reikia nedaryti, tai reikia save valdyti, kontroliuoti. Ir tiesiog, dar yra kitas dalykas. Kas yra su šitais treidais? Tai, pavyzdžiui, radom signalą, radom savo entry, mes jį uždėjom, pasidarėm stop loss ir take profit. Tai, pavyzdžiui, mano strategijoje visą laiką dedam stop loss, nes mes nežinom, kada likvidumas suvaikščios ir pabandys išmušti visus stop lossus. Taipogi firmos, įmonės, kurios turi didelę dalį pinigų, žaidžia taip, kaip, pavyzdžiui, esat matę tikrai, kad staigiai nukrenta arba staigiai pakyla ir grįžta į tą pačią poziciją. Na, tai taip yra daromi, kad paprastų žmonių pinigėlį taip išmušti ir pasimti. Tai va, tai ką čia norėjau pasakyti, tai va, visą laiką reikia uždėti savo stop lossus, skaičiuoti savo stop loss ir savo riziką. Bet, kadangi mes čia darome challenge, tai challenge metu rizika yra tikrai ne 1%, ne 2, ne 3, ne 4, ne 5, kartais 20, kartais 10, kartais 30, priklauso nuo situacijos, nes tai yra challenge'as. Mes norime pasiekti per kuo trumpesnį laiką savo tikslą, tai šiuo metu $5,000 jo, tai mes tai ir darome. Todėl, jeigu, pavyzdžiui, darytume challenge nuo 100 iki 1000, tai vėlgi, tai tu rizikuoji beveik po pirmo treido užbaigti challenge, nes arba taip, kitaip nėra. Arba stop loss, arba take profit. Kitas dalykas, kodėl niekada nededu take profit. Todėl, kad visada, jeigu pasiekimas yra take profit, visą laiką palaukiu, kol užsidarys candle ir kai jis susidaro, tada tik pasiimu, dar pasižiūrės, ar neina trailas toliau. Jeigu trailas eina toliau, tiesiog stop lossą nukeliu į savo paskutinį tašką, paskutinį candle, kur įsidaręs tikas. Ir tuomet jau aš net nebežiūriu. Jeigu krenta toliau, tai valio. Tarkim, arba jeigu kyla toliau, tai valio. O jeigu grįš atgal, tiesiog hitins mano stop lossą, kuris buvo uždaryto candle, tai profite ir tiesiog aš vis tiek liksiu tam pačiam profite, nepraradęs nieko ir tiesiog vis dar gali žymiai daugiau padaryti profito, negu padarysim kartais, jeigu pasidaro take profitą, tarkim, einat buy, pasidaro take profitą, tarkim, ten, nežinau, 100 pipsų, nesvarbu, ir jis pramuša ir jūs gaunat take profit, bet ir matot, kad eina toliau ir dar būtų kokia 200-300 pipsų, ne? Tai va tokia diena pirma, kačink, $241 profito šiandien. Valio. Pagalvojus, jeigu taip po 200 į dieną, 10 dienų, 15 dienų,
20 dienų ir challenge'as padarytas. Na, žiūrėsim, kaip seksis. Važiuojame rytoj. Jo, labas rytas, Šaika, tai atrodo gal negeriausiai, nes kai atsikėliau, tai pasėdžiu prie kompo, žiūriu treidus. Ką galima padaryti? Tiesa, naktį pamačiau, šiaip niekada netreidinau New York Session, bet pamačiau žiauri gerą entry NZD-JPI ir mes įjom į šitą treidą. Ir laukiam, kada pasieks take profit. Tai šiuo metu juda viskas taip. O potencialus treidai, į kurį dabar turėčiau įeiti, tai yra USD CAD. Ir daugiau aš nieko nematau. Mes selinsim USD CAD, dar gal GBP NZD yra bullish, tai laukiam, kol prasitestuos, nukris iki support viršaus į viršų. Bet šiaip einu dėti USD CAD sell. Tai tokios tokelės važiuojam, statom ir žiūrim, kas čia bus. Jau, tai toks update'as, tai naktį New Yorko sesijoje, kaip ir sakiau, uždėjom JPI, NZD JPI selinti, pradėjau kelti viršų, tai tiesiog nusėmiau, kad nesugadint prieš naujienas profito ir tiesiog nusėmėm. Po to uždėjom USD CAD selinti ir turėjom, viskas labai gerai ėjo. Dabar yra 11 valandų, naujienos už 2 valandų, grįžo atgal iki entry pointo ir nežinau, galvoju ką daryti. Ar galvoju uždarinėti minusę ir palikti savaitgaliui, ar treidinti toliau, bet labai baisų naujienų, kad nehitintų salė, žiūrint į kurią pusę šaus. Tai na, matysim, kaip darysim, o šiuo metu laukiam toliau ir bandom. Jei ką, tai šiandien diena bus minusinė ir tada lauksim pirmadienio. Tai ką, draugužiai pumpuzienai, sveiki gyvi, sveiki sugrįžę ir yra penktadienio vakaras. Tai ką noriu pasakyti, penktadienis buvo ganėtinai nesėkmingas iš pradžių. Kaip ir tikėjausi, penktadienis todėl dažnai ir netreidinu ir visų pirma dar šiandien su naujienom buvo, tai toks gausi plius minus gamble day. Bet ką mes turime šiai dienai, taigi vis tiek mums pavyko šiandien atlupti minusą, mes darėme tokius treidus. Taip, nelabai matau, žodžiu. Tai pirmiausia mes pirkome, selinom, kaip čia buvo naktį. Pirkom NZD JPI ir pirkom USD CAD. Tada nusėmėm NZD JPI 135, į minusą su USD CAD nuėjom 309, USD CAD vėl pardavėm, pasimėm 103, tada USD CAD 229 ėjome minusą, tada NZD JPI 287 ėjome minusą ir galiausiai man pavyko įeiti į gerą treidą dienos metu ir mes šiandienai turime $437 profito, tai atėmus komisinius 361. Iš viso dabar balansė yra $1778 ir per 2 dienas, tai pasakysim, kiek per 2 dienas, dabar kai pradėjome šiandien, taip, tai dabar yra kovo 7, jo. Taip, tai kovo 7, start date 5, kada mes čia pradėjom 5, 7. Dan, pažiūrim. Tai per 2 dienas
mes padarėme mes padarėme 1100 Cam 9. Tai žodžiu, mums iki mūsų tikslo trūksta visai nedaug. 3200 eurų. Tai ką, kitą savaitę bandysim juos ir padaryti ir pasiekti savo challenge. Tai ką, draugai, gero savaitgaliuko, savaitgalį ilsimės nuo tradingo ir laukiam pirmadienio, Londono sesijos, laukiam pirmadienio. Kol kas viskas einasi gerai. Buvo biški, nedarykite taip, kaip padariau aš, kad pagamblinau vakare, bet atitaisim minusą ir dar išėjome profitą ir esam laimingi ir patenkinti ir žengiame į pirmadienį. Tai susimatysime jau kitos savaitės video. Čiau, pakau, iki.